šių rungtynių jūsų komentaras? Manau, kad šios rungtynės buvo labai įdomios, turėjo patikti žiūrovam. Buvo daug dvikovinių variantų, buvo daug metimų gražių. Sakalai sužaidė labai geras rungtynės, reikia jos pagirti. Mane nustebino jų daug pataikymo tritaškių metimų. Jeigu pakalbėti apie mūsų komandą, šiek tiek dar nesam įgavę sportinės formos geriausios. Manau, kad atsiliepė ir Gaidemavičiaus trauma, bet aš likau patenkintas žaidėjų kovingumu, kaip sužaidė antrą pusę rungtynių. Gale šiek tiek nepavyko apsiginti ir yra apie ką pagalvoti, yra padaryti išvadas. Manau, tos rungtynės buvo labai informatyvios ir davė daug naudos mūsų komandai. Baigėsi visas pasirengimo ciklas, sužaidėt visas draugiškas rungtynes, kokios mintis apie tai? Manau, trūko šiek tiek laiko. Biškį vėluoju pradėjom, dar nėra mėnesio kaip dirbam. Sužaidėm 5 rungtynės, šiek tiek per mažai. Jeigu norim gauti pilną informaciją, kokią formą turim šiandien, kiek esam pasiruošę, trūko šiek tiek. Bet yra kaip yra. Manau, kad kitos komandos irgi taip pat. Tuo pačiu gali pasakyti, kad irgi trūksta laiko. Šiaip esu patenkintas vyrų darbo, jeigu neskaityti 3 pagrindinių žaidėjų traumų. Jeigu Urbanas su Jasilioniu jau nesportuoja 3 savaitės, tai Gaidemavičiaus netektis būtų labai didelė žala mūsų komandai. Pirmas rungtynės su Sūduva, ar jau žiūrėt varžovus ir jūsų nuomonė, ar labai svarbu pergalingai pradėti čempionatą? Visada svarbu, ypač pradedant savo aikštelėje, svarbu pradėti pergalę. Tai gali duoti tonusą visam čempionatui. Jeigu atsakant į jūsų pirmą klausimą, beveik neturiu jokios informacijos apie Sūduvą, nemačiau nei vienų rungtynių ir labai kažką sunku pasakyti. Gal dar yra keletą dienų iki pasiruošimo, manau kažką šitą spragą užpildyti. Sakyti, jūsų nuomonė, ar geriau čempionatą pradėti su tokia įveikima komanda kaip Sūduva, ar su, tarkim, favoritu Žalgiriu, kol komandos forma dar nėra pakankamai gera? Čia gali būti 2 aspektai. Jeigu nugalėsim Sūduvą, tai sakysiu gerai, bet jeigu pralaimėsim, tai tada ir su tuo blogai.